temą pokštaukim. Tai paskambino Egidijus, sako, reiktų paskambinti tetai Natalijai ir paprašyti parduoti pomidorų daigų. Na gerai. Sako, labai daug turi. Tai pabandyk pasiklausti. Alio? Labą dieną. Labą Čia dieną. su ponia Natalija kalbu. Taip. Čia toks Giedrius jūs patrukdė, gavau telefono numerį jūsų ir sako, jūs labai turite nemažai daigų pomidorų ir kaip tik man reikėtų, žinokit. Ar galėčiau? Turiu ir labai gerų turiu, žinokit. Aha, labai gerai. Tai ten visokių turbūt, ar ne, tų veislių? Turiu lauko, tai dabar dar įauga, dar ir anksti, bet šiurnaminių labai visokių turiu. Nu gerai, o tai kaip jūs čia dabar, kaip čia prekiaujat, ar ne jis? Jo, galite atvažiuoti, po €30. Supratau, gal pigiau truputį? Tai žinokit, neišeina. Niekaip, ar ne? Ne, labai trašas ir mano gimaišiukose žemėse gerose įsodinta. O tai tikrai jau ten gerai viskas bus. Nu, tai jeigu mėgstat visokius pomidorus, pavyzdžiui, vieni valgo tik kietus, kiti svarbu tik pomidoras, aš auginu ir dėl grožio, ir dėl visko. Man patinka visokie. Nu, aš tai ne dėl grožio, aš dėl skonio. Man tai tokie mažesni, žinot, patinka. Ten labai dideli, ką žinau. Nu, tad įsirinksim. Turiu ir paveiksliukus visus. Nu tai labai čia gerai, klausykit. Tai dabar čia jūs sakė iš Ukmergės, ar ne? Jo. Gerai. A jūs iš kur? Nu, aš čia netoli, ne per toliausiai, čia irgi rajone gyvenu. Ai, nu tai taip, galite atvažiuoti. Visi maišiukose galit dar nesodinti, jeigu bijat. Aš tai jau noriu sodinti, bet žinokit, neturiu vietos, labai daug daigų. Gerai. Nu tai gerai tada. Dar vienas dalykas, žinokit, ką noriu jums pasakyti, tai skambina jums iš tikrųjų radijo stotis Tavo balsas, truputėlį pokštaujam, ponia Natalija. Nu va. Bet viskas labai gerai, kad jūs turi tų daigų, gal iš tikrųjų žmonėms kažkam žiūrėkit prisireiks. Jeigu parašys man į radiją, tai galėsiu jūsų kontaktus duoti, ar ne? Nu tai čia vietinė, žinokit, užtenka vietinė. Užtenka, sako, ar ne? Tai žinokit, jums nuotaiką norėjo pakelti, sako, reiktų truputį papokštauti, tada perduoti linkėjimus. Egidijus. Supratau. Egidijus iš Panevėžio. O, tai išdykėlis. Tai dabar jau klausosi, žinokit, radijos, turbūt jau juokėsi, jau patenkintas, girdi jūsų balsą, galit perduoti jam kažką. Nu, taigi mes pasišnekam. Pasišneka. Tai jau gaus truputį pilos, ar ne? Negaus. Aš geroji. Nu, jaučiasi, kad esat gerietė tokie, tikrai. Aš nepiktybinė. Tai ir labai puiku, nes tokių žmonių, ko gero, tikrai trūksta dabar kažkaip daug aplink tokių suniurzgusių, pastebėjot žmonių, ar ne, kažkokie susirūpinę. Aš pasakysiu dėl ko. Visi nori labai gerai gyventi, bet niekas nenori dirbti. O čia žinokit teisingai. O aš jums pasakysiu dar vieną dalyką dabar į tą temą. O jūs žino dabar ta dabartinė karta, auganti karta, kuri ruošiasi dirbti ar nedirbti, nežinau, labai tingi dirbti, tai žinot, kaip jie vadinasi dabar sakė? Braškių karta. Kodėl braškių labai mėgsta braškės? Nu ne, gal tokie minkšti kaip braškės. Truputėlį. Nežinau, auginu anūką, žinokit. Užauginau, geras vaikas, darbštus. O tai kiek anūkui metų? Gimnaziją baigė, paskutinį metai 12. Nu bet čia va tie, kur jau auga dabar dar vieną kartą, žinot. Tai jūs sakot, jie visai tinginiai. Nu, žinot, čia nuo tėvų dar priklauso. Sakot? Nu bet tai, klausykit, dabar va taip, ką žinau, sakot, nuo tėvų priklauso, bet tai nelabai tie tėvai ir teisių kokių beturi dabar. Nu, reikia mokėti prieiti. Ot, jūs labai teisingai šnekat iš tikrųjų. Labai teisingai. Reikia mokėti. Reikia pažadėti. Nori tą daiktą, padaryk man. Nu, tai paviškiai pripratint prie darbą. Nu, labai teisingai. Taip. Nes išaugs ir nemokės nieko.
Būtent. Tai reikia, O žodžiu, reikia mokėti. tėvam irgi ne telefonuose ten įlindus būt, ar ne, o užsiimt su Tai vaikais. dabar taip, telefoniniai visi. Ką Telefoniniai. žinokit, ateina vakaras ir babulka, žinokit, biški irgi telefoniniai lindė. Irgi įdomu, ar ne? O ten, kai pradedi naršyti, jau galo nėra, ar ne? Tada Ne, aš tik tokių nežiūriu, tokių nesąmonių, aš žiūriu žinias pasiskaitau ir apie karą Ukrainai. Aha. Per telegramą pasižiūriu, kas ten. Bet tai laikas vis tiek, jau tada pradeda lėkti, ar ne, kai telefonė esat. Vat. Jo, Čia tada jau reikia taip. mėgoti. Vakaro nebėra. Taip. Natalija, tikrai ačiū Jums labai už puikų pokalbį, labai smagiai pakalbėjom, tai skanių Jums pomidorų ir linkiu, kad tuos daigus išpirktų jau kiek ten reikia, gerai? Ačiū labai. Sėkmės Jums tada. Viso geriausio. Jum ir sėkmės. Ačiū. Viso.